Šiandien pasižiūrėsime, kaip atlikti bilietą, kuris vadinasi pietų stalo serviravimas 3–4 metų vaikams. Kaip ir visos užduotys bilietuose, šita užduotis irgi reikia pradėti nuo rankų plovimo. Tam einam plauti rankų arba demonstruojam rankų plovimo tą visą procesą prieš komisiją, apibūdindamos, ką mes darom. Tai visų pirma, susidrėkinam rankas tekančių vandeniu, tada susidozuojam skystą muilą, gabalinio muilo naudoti jau negalima, dengiam delnų paviršių, plaštakų paviršių, tarpupirščius ir pirštų vidinius paviršius. Dar tokį judesį irgi padarom, sukamaisiais judesiais padengiam nykščius, dar tokį padarom vėlgi pirštų galiukams padengti judesiuką. Sutarėm, kad dar ir pasidengsim riešus po skystų muilų ir dabar jau atlikę šitus judesius, kišam rankas po tekančių vandeniu, nuskalaujam viską į kanalizaciją, kruopščiai nuskalaujam ir sausinam rankas vienkartiniais popieriniais rankšluostėliais, nes daugkartinio naudojimo rankšluosčiai darbuotojams jau darželyje neleidžiami. Nusisausinusios rankas su tuo rankšluostėliu panaudotų, stabdom vandens bėgimą, metam į šiukšliadėžę, mūsų rankos jau darbui paruoštos. Mes serviruosim stalą 3–4 metų vaikams, tai teks paruošti tų valgymo vietų grupėje esantiems visiems vaikams, tarkim, imkim 20 vaikų, tai tam mums reikės padaryti 20 vietų prie stalų ir mums svarbu pasirūpinti, kad kiekvienam vaikui vieta būtų švari, nes kalbėjom, jog yra ta nuostata įtvirtinta teisės akte, vaikas turi valgyti prie švaraus stalo. Stalą valom drėgną šluostę, kuri yra skirta tik tai stalo valymui, markiruota tam yra. Valom ją nenaudojant jokių būdų dezinfekantų, nes dezinfekantai yra biocidai, nors ir nedideliais kiekiais, bet ar tai per rankas, kuomet vaikas lies stalo paviršių, ar tai per kažkokį produktą, tarkim duonos riekelę, kurią vaikas pasidės ne į lėkštutę, o šalia to biocido net ir nedideli likučiai neturėtų patekti į vaiko organizmą. Bio yra gyvybė, cidus žudyti, vaikui to nereikia. Tai drėgną šluostę nuvalom stalą, nuvalom jį taip, kad būtų švarus. Ir tą šluostį jau dedam, ją vėliau susitvarkysim, virtuvėlį išsiskalbsim ir pasidžiausim. Tai išsivalom stalus visai grupiai ir dabar mūsų rankos vėl tapo nešvarus. Sakėm, po kiekvieno valymo darbo rankas reikia plauti, pereinant prie kažkokios kitos veiklos. Tai kadangi mes dabar atlikom valymo darbą ir jau pereisim prie maisto išdalinimo, prie serviravimo, tai vėl keliaujam plaut rankas. Nusiplovusios rankas grįžtam ir dabar jau turim vėlgi nepamiršti, kad tvarkant maistą privalu dėvėti specialius rūbus. Tai yra tuos rūbus, kurių mes nedėvėjom valant patalpas, kažkur kitur vaikštant, o tai yra rūbai skirti tik tai tvarkant maistą apsirengti, tai dažniausiai baltos spalvos, kad matytųsi nešvarumai. Čia aš turiu švarką, vienkartinė kepuraitė reikia užsidėti taip, kad dengtų visus plaukus ir švarką reikia keisti nedelsiant, kai susitepa, arba kiekvienos dienos pabaigoje. Apsirengiau darbo rūbais ir jau organizuoju kiekvienam vaikui valgymo vietą. Tai valgymo vietą organizuojant svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad vaikas galėtų atsisėsti prie stalo, tam reikalinga jam kėdutė. Kėdutė turi atitikti jo ūgį. Ūgį atitinkanti kėdutė yra tada, kai vaikas ant jos atsisėdęs pilna pėda remiasi į žemę. Stalas taip pat turėtų atitikti vaiko ūgį. Tai vadinasi, ant kėdutės atsisėdęs vaikas turėtų sėdėti taip, kad jo alkūnės, pasidėjus rankas ant stalo, būtų 90 laipsnių kampu. Neužkeltos, nesukniubęs jis ten sėdi, bet sėdi ir alkūnės, reiškia, jeigu deda rankas ant stalo, tai yra taip. Tada žiūrim, kad kiekvienam vaikui turėtume ant stalo vietos sudėti visiems jo asmeninio naudojimo indams ir įrankiams, kuriuos jisai
pietaudamas naudos. Ir pradžiai aš pakloju tokią servetėlę, tai gali būti ir kažkoks tai takelis, kuris valomas yra po kiekvieno to pavalgymo. Ir čia jau naudosim, čia jau demonstruosim stalo indus ir įrankius, kuriuos reikia naudoti serviruojant vaikui pietų stalą, išdalinant pietus vaikui pietaujant. Tai pietus, jų meniu yra kiekvieno darželio valgiaraštyje, jie skelbiami 15 dienų ir ten gali pasižiūrėti ir visi suinteresuoti. Tai kaip taisyklė tokiuose vaikų darželį organizuojamuose pietukuose yra karštas patiekalas. Karštam patiekalui naudosim lėkštę, didelę lėkštę, kurios diametras nuo 25 iki 30 cm. Rekomenduojama yra balta lėkštė, kad matytųsi, kad jinai tikrai švari, kad joje matytųsi maistas, dėmesys vaiko kryptų į maistą. Dedam karštam patiekalui naudosim lėkštę. Sriubai bus naudojamas dubenėlis, sriubų porcijos ten yra nedidelės, toks dubenėlis, irgi baltos spalvos rekomenduojamas, neapdaužytas, neįskilęs. Duonai reikalinga duonos lėkštelė, tai palyginimui paimu, vat čia yra šaltų užkandžių lėkštelė, duonai jinai yra labai maža. Iki 15 maždaug centimetrų diametro duonos lėkštelę dedam vaikui iš kairės, nes jis valgydamas sriubą ją sems dešinę ranką, o kairė ranka ims duoną. Taip pat vaikas turi atsigerti. Sakėm, kad vanduo yra tas, reiškia, dalykas, kuris turi būti vaikui prieinamas nuolat, net jei vaikas ir nemaitinamas tuo metu, tai jis turi turėti neribotą galimybę atsigerti vandens, geriamojo vandens. Tai per pietus duodamas kitas kažkoks gėrimas, tam reikia puoduko, dedam dešinėje pusėje ąselę į išorę, kad vaikas nereikėtų sukinėti, patogiai pasiimtų žąselės ir gertų. Vėlgi čia jau stalo indai yra, individualaus naudojimo stalo indai. O čia yra individualaus naudojimo stalo įrankiai. Reiškia, kiekvienas vaikas tik tai savo naudos tuos įrankius. Tai yra šaukštas sriubai, jį dedam iš dešinės ir šiek tiek toliau nuo lėkštės. Dažnu atveju valgiaraščiuose matom, kad tokio amžiaus vaikams, 3-4 metų vaikams duodama ir dešrelė, ir maltinis, ir yra darželių, kurie duoda balandėlių. Taigi reikės smulkinti tokiais kąsneliais, kuriais vaikas galėtų jau įsidėti burnytį ir sukramtyti. Tam naudosim peilį, jis dedamas irgi iš dešinės arčiau lėkštės ir šakutė, kuri dedama jau iš kairės pusės ir šalia duonos lėkštelės. Žiūrim, kad būtų maždaug vienodai nuo krašto nutolę šakutės, lėkšties, peilio ir šaukšto galai. Ir tai turėtų būti maždaug nutolę per 2-2,5 cm. Tai dabar jau čia yra visi tie individualaus naudojimo indai, kuriuos vaikas per pietus naudos. Ir jokių būdų nepamirštam, kad ant pietų stalo turi būti kiekvienam vaikui pakankamai servetėlių, kuriomis galėtų nusivalyti rankas, veiduką. Ir jau nuo 3 metų vaikas turėtų savarankiškai pradėti, arba bent jau bandyti savarankiškai naudotis servetėlėmis. Ir jokių nededam pagardų, druskos, cukraus, kečupo, garstyčių ar panašiai. Tai taip tokį reiškia pademonstravę stalo indų ir įrankių parinkimą, mes jau pasiimam šitą didžiąją lėkštę ir dubenėlį sriubai ir keliaujam porcijuoti. Tam, kad pavaizduot, kaip porcijuojama yra patiekalas, turėsit ten toj egzaminų vietoje tokių laminuotų kortelių, aš jų daug neturiu, ten yra daugiau.
Tai pirmiausia, vaikui bus pateikiama sriuba, tai pasiimam kažkokią laminuotą kortelę su sriubos vaizdu ir dedam į tą sriubos dubenėlį ir tai yra sriuba. Mes ją patieksim vaikui ir tiekiant vaikui sriubą, tiekiam ją vaikui iš dešinės, kaip ir visur kitur. Vaikas sėdi, mes prie jo iš dešinės padedam. Vaikas sriuba turėtų nenusideginti. Mes ją pateikiam tokią, kad jos temperatūra būtų iki 42 laipsnių. Tai yra įvairių termometrų tai temperatūrai nustatyti. 42 laipsniai yra ta ribinė tokia temperatūra, kuria apibūdinamas ir rankų plovimui naudojamo vandens karštis ir įvairių šildymo prietaisų paviršių ribinė tokia temperatūros vertė. Tai ir sriubą, manau, irgi galima apsibriežti taip. Iki 42 laipsnių yra tikrai saugi temperatūra. Vaikas valgo sriubą, mes eisim porcijuoti karštą patiekalą. Karštas patiekalas porcijuojamas į tą didžiąją lėkštę. Imu vėlgi tuos laminuotas korteles. Čia pagrindinė patiekalo dalis, tai yra mėsa arba žuvis, ten maltinis koks nors, čia pas mane guliašas. Tada imu košę, tas garnyras vadinamas, košė dedama kairiai valgytojui pusiai, daržovės, šiuo atveju tai šviežių daržovių rinkinukas lėkštės dešinėje. Tai aš ateinu jau su išporcijuotu karštų patiekalų, vaikas sriubą pabaigęs valgyti iš dešinės. Reiškia, jo tą sriubos dubenėlį paimu, šaukštą jisai panaudojo irgi. Ir dedu jam vėl iš dešinės jau karštą patiekalą, taip, kad pagrindinė patiekalo dalis mėsa, žuvis, ten maltinis būtų prieš vaiką, jam iš kairės košė, iš dešinės daržovės. Ir dabar jisai valgys. Jei tai būtų maltinis, tai smulkintųsi peiliu tą maltinį galbūt ten 3 metų ir su mūsų pagalba, baigiantis 4 metus jau gal ir be mūsų pagalbos, ir valgo tokiu būdu. Jeigu vis tik pasirinksit kitą patiekalą, tai vis tiek išdėstymas turi būti analogiškas. Garnyras arba košė kairėje, daržovės kokios bebūtų dešinėje ir mėsa, žuvis, ten kažkokia vištiena prieš pat vaiką. O iš čia jau suvalgė, tada sudėjau įrankius ir aš vėl negerai rodau, iš dešinės tą lėkštę paimu ir prie nešvarių indų dedu. Kalbant apie tai, kad čia yra pietų stalo serviravimas 3-4 metų vaikui, reikės pavardinti, kas yra rekomenduojama ir kas yra draudžiama tokio amžiaus vaikui. Tai, kaip ir atsimenat, rekomenduojama yra tokie patiekalai ir produktai, kurie pagaminti ir paženklinti rakto skylutės simboliu. Tai yra produktai, kurie paženklinti rakto skylutės simboliu ir patiekalai pagaminti iš produktų paženklintų rakto skylutės simboliu. Taip pat ekologiška visa produkcija, trumpąją grandinę pristatytas žaliavas gavus pagaminti patiekalai ir patiekalai pagaminti naudojant tausojančius gamybos būdus, tokius kaip virimas garuose, troškinimas, kepimas konvekcinėje krosnyje įvyniojus į kepimo popierių ar kepimo maišelį. Tai jokių būdų negalima vaikams gaminti patiekalų, kurie verdami didelėme riebalų kiekyje, tai žagarėliai, Kijevo kotletai, frybulvytės. Jiems negalima darželyje tokių, tarkim, produktų, kurių sudėtyje yra mechaniškai atskirtos mėsos, rūkytų mėsos ir žuvies gaminių, įvairių, aišku, saldumynų, tokių kaip saldainiai, šokoladas ir jo gaminiai, kreminiai, glaistu, glajumi dengti konditerijos gaminiai, taip pat negalima tų įvairių gazuotų gėrimų, kavos pakaitalų jokių negalima ir panašiai. Dabar kalbant apie
etiketą, tai dar reikia pabrėžti, kad nors ir nedidelis šitas mūsų vaikas, 3-4 metų, bet jau po truputėlį mes jį mokom tam tikrų etiketo dalykų. Tai visų pirma, tokių paprastučių, kad štai jisai atsisėdęs pietauti, įrankius naudoja pagal paskirtį, tai yra nebroja lėkštėmis, nedaužo, tarkim, į stalą šaukšto ar į lėkštę šakutės, tai tas naudojimas pagal paskirtį pabrėžiamas, kad jei tai yra sriuba, tai valgom šaukštu, bet jei tai yra karštas patiekalas, tai jau nebe šaukštu valgom, o naudojant tuos kitus stalo įrankius, tai yra šakutė visų pirma, po to jau jeigu vaikas gali, tai ir peilį. Kitas dalykas, tai pratinam, kad vaikas jau naudotųsi ir servetėlėmis, nesivalytų rankogaliais ar nesėdėtų nešvariom rankom. Labai svarbus yra kosėjimo, čiaudėjimo etiketas prie stalo. Jeigu vaikui ten panižo nosis, čiaudulys ima ar gerklę sukuteno, nusikosit nori, tai tada atsimenat, imam, reiškia, tą ranką, kuri, jei dešinė rankis, tai kairė, sulenkiam ir į linkį. Kosėjam, atčiaudėjam į linkį. Ir skaitosi, kad visi tie mūsų mikroseilių lašeliai, kuriuos mes iškosėjom ar iščiaudėjom, jie čia ir susigėrė į tą rūbą ir čia jie yra ir nekelia tokio pavojaus, priešingai nei jie būtų paskleisti ir nutūptų, kai sako, nusileistų ant kitų vaikų maisto, ant kitų vaikų stalo, reiškia, ir kitų daiktų. Tai šitą pabrėžiam, tada pabrėžiam tai, kad vaikai turėtų jau žinoti, kad maistu galima paspringti ir dėl to, jei noriu kažko paprašyti pagalbos, tarkim, tai tik tai sukramtau pilnai burnoje esantį kąsnį, nuryju ir jau tada sakau, kad prašau paduoti kažką tai, ko man ten reikia, ar prašau padėti susismulkinti kažkokį tai mėsos ar gabalėlį, ar žuvies gabalėlį ir pratinam taip pat ir padėkoti. Padėkoti už tą pagalbą, už tą ar pagalbą susismulkinant maistą, ar pagalbą atnešant galbūt tam vaikui papildomai atsigerti, vandens kažkokio įpilant ir panašiai. Tai etiketas būtų taip pat ir tai, kad vaikas turėtų tą maistą, kurio nenori, reiškia, nemėti ten draugam ir iš jų lėkščių nieko neim. Tai yra jo asmeninio naudojimo indai, jis iš tų indų valgo savo maistą ir jokių ten dalybų skirstymo jau nebeatlieka. Ir dar vienas dalykas, jei jis ten kažką tai įsidėjo į burną, kramtė ir jam jau nesinori to kažko nuryti, tai tada jis tą kažką išspjauna ne į lėkštę, ne ant stalo, ne ant grindų, bet į servetėlę ir suvyniojęs iš kitam turi. Tai kuomet jau vaikas pabaigė valgyti, vaikai pabaigė valgyti, mes turim, reiškia, nešvarių indų, vaikai, reiškia, tuos savo stalo indus ir įrankius, sakom, palieka mūsų sutvarkymui, tai mes jau, reiškia, tą pietų metą jau kaip ir pabaigiam jų stalo indų ir įrankių sutvarkymu, tam eisim, išsirūšiuosim atliekas, kalbant apie atliekas, nors čia biliete nėra, bet žinosim, kad iš vaikų lėkščių nesuvalgyti patiekalų likučiai, jie turi būti išrūšiuojami, tai šalutiniai gyvūniniai produktai arba ŠGP, tai yra tie patiekalai, kurie buvo pagaminti iš gyvūninės kilmės produktų arba su gyvūninės kilmės produktais. Tai mėsa, žuvis, tas pats balandėlis su mėsos įdaru, varškės apkepas iš varškės kiaušinių ten. Ir jeigu tai buvo net ir, tarkim, kokia bulvių košė, bet užpiltas sviesto, tai irgi jau bus ŠGP. Jeigu tai yra servetėlės panaudotos, tai eina į komunalinės mišrias atliekas. Ir plaunam indus, jeigu nėra to jau automatinės plovimo mašinos, tai plaunam rankomis. Bet čia jau nedetalizuosim, nes bilietas to nenurodo. Dabar atskirai dar galbūt reikėtų aptarti pirštinių klausimą, nes kartais kyla
noras ten paklausinėti apie pirštinės. Tai šiai dienai tikrai po pandemijos ypatingai atsirado daugybė įvairių tokių vienkartinių pirštinių ir vienkartinės pirštinės yra toks dalykas, kad jos naudojamos pagal paskirtį, gaminamos konkrečiai paskirčiai. Tai mūsų atveju ugdymo įstaigose naudojamos vienkartinės pirštinės arba valymo plovimo darbam, siekiant apsaugot rankas nuo taršos, tarkim, tvarkant atliekas, valant grindis, paviršius kažkokius. Ir gali būti pirštinės skirtos maisto tvarkymui, maisto tvarkymą atliekantiems žmonėms. Tai ant jų turi būti pažymėta, kad čia yra pirštinės skirtos tvarkyti maistą. Bet ar vienos ar kitos pirštinės, jos yra nesterilios. Sterilių pirštinių yra, gamina, bet tai jau yra medicinoje naudojamos pirštinės, skirtos ten vėlgi ne bet kam, o skirtos tik tai tokiom procedūrom, kurios susijusios su invazija į žmogaus kūną, tai chirurgijoje. Ir reikia atsiminti, kad vienkartinės pirštinės, kurios bus skirtos ar tai mums tvarkyti maistą, ar tai atlikti valymo darbus, tai jos yra nesterilios ir jei mes tvarkingai nusiplaunam rankas, tai mūsų rankos greičiausiai dar bus švaresnės negu tų pirštinių paviršius. Vis tik yra kas, aš net parodysiu jums čia į tą ekraną, bet yra tokios 2025 metais išėjusios geros higienos praktikos taisyklės maitinimo įmonėms, kurios galioja visiems, kas tvarko maistą, tame tarpe ir darželių maitinimo padaliniams, ir jeigu vaikai maitinami grupėje, tai ir toms darbuotojams, kurios išdalina tą maistą grupėje. Ir čia yra nauja tokia nuostata šalia tos senos, tai yra 10,7 punktas. Tai lieka sena nuostata, kad tų maistą tvarkančių žmonių rankos ir nagai turi būti švarūs, nelakuoti, trumpai kirpti. Ir šalia tos nuostatos toliau atsiranda antra. Darbuotojai, kurių rankų nagai yra lakuoti, privalo dirbti mūvėdami vienkartinės pirštinės. Vadinasi, jau šiais metais išleistos geros higienos praktikos taisyklės maitinimo padalinių, maitinimo įmonių darbuotojams sako, kad jeigu yra darbuotoja, kuri negali atsisakyti lakuotų nagų, tai jinai viską turi daryti mūvėdama pirštinės būtinai. Tokiu būdu apsaugoma tas, reiškia, maistas nuo taršos. Ir jeigu, tarkim, kalbėti apie egzaminą, tai vis tik praėjusiais metais labai kreipė dėmesį, ar atėjo su tuo manikiūro ar be manikiūro. Ir jeigu ten su ypatingai ryškiu manikiūru, tai visą laiką kaip taisyklė klausdavo, kur jūs dirbat. Tai nežinau, iš tikrųjų gražu tie manikiūrai, bet ypatingai tokie iššaukiantys, visokie ten ilgi nagai, tai jie jau čia vertinami kaip toks taršos šaltinis. Tai reikėtų tada jau rinktis ir jeigu jau aš atsišviesiu tą knygą, nusivešiu, net atsišviesiu tą nuostatą, kad komisijai parodyti ir jeigu jau negalėsit išsiskirti su manikiūru, tai tada reikės ir pabrėžti, kad kadangi aš ten jau, sako, negaliu gyventi be to manikiūro, tai dirbsiu, tvarkydama maistą visą laiką su vienkartinėmis pirštinėmis. Vis tik dabar dar, kai ką noriu atkreipdėmėsi, vienkartinės pirštinės nėra panacėja. Tai jos taip pat užsikrečia kaip ir rankos. Tik tai, kad aš nejaučiu tos nešvaros, ta tarša, kuri yra ant rankų, tai man yra lyg tai juntama, ta tarša, kuri ant pirštinės jinai nesijaučia. Tai pirštinės vienkartinės jos yra nuolat keičiamos. Ir jeigu kalbėt apie šitas, kurios yra skirtos darbui su maistu, tai čia parašyta, kad jų dėvėjimo laikas nedaugiau kaip 30 minučių. Netgi instrukcijoje tai parašyta, smulkiom raidelėm, tinka sąlyčiui su maistu, ne ilgiau kaip 30 minučių ir iki 40 laipsnių temperatūroje. Tai jeigu aš ir dirbu su pirštinėmis, tai atlikusi su pirštinėmis valymo darbus, aš jas turiu keisti.
po, sakykime, kažkokių atliekų tvarkymo aš jas turiu keisti. Tai jeigu aš dirbu be pirštinių, tai aš po kiekvieno tokio kažkokio etapo einu plauti rankų. Jeigu aš dirbu su pirštinėm, vis tiek po kiekvieno tokio etapo, kurio plaučiu rankas, einu keisti pirštinių. Tai tada, kai keičiu pirštinės, vėlgi atsiranda kas? Aš nusiminėju tas pirštinės, stengiuosi, aišku, nusimti taip, kad mano tos rankos nesusiterštų, bet preziumuojama, kad jos susiterš. Tas panaudotas pirštinės aš išmetu į šiukšliadėžę, einu plauti rankų, nusiplaunu, nusisausinu ir tada vėl apsimaunu pirštinėm, einu ten kažką padirbu, vėl einu nusiimu pirštinės, plaunu rankas, nusisausinu, vėl keičiu pirštinės. Tai tuo tvarumo požiūriu pirštinės yra tikrai ne tas dalykas, kuris neišvengiamai turi būti naudojamas, kaip ir vienkartiniai maišeliai, atsikvošėjom, kad gali būti alternatyvų. Tai lygiai taip pat ir pirštinės, ten, kur reikia, iš tikrųjų tai reikia, bet taip, kad visą laiką vien su pirštinėm dirbti, tai pasirinkimo klausimas, jeigu darželyje bus nurodyta tokia vidinė tvarka, tai reiškia taip ir reikės daryti, bet akcentuoti norėčiau tai, kad jeigu yra poreikis naudoti vienkartinės pirštinės, tai atsižvelgiam į tai, kam jos yra naudotos, kam jos yra skirtos naudoti, ar valymo darbams, sakykime, galbūt aš ten nurenginėdama nešvarę patalynę, užsidėsiu pirštinės ir po to visas loveles nurengusi tas pirštinės išmesiu, nusiplausiu rankas ir jau eisiu švarę patalynę vilkti su švariom rankom. Jeigu maisto tvarkymui, tai vėlgi reikia žinoti, kad porcijuojant maistą jau paruoštą valgymui, mes jo vis tiek negalim imti tiesiogiai, be įrankių. Tai jeigu aš porcijuoju kotletą, košę, daržoves, pilstau sriubą, tam aš naudoju bendro naudojimo tuos vadinamus įrankius, samtelius, žnyplės. Tai jei aš porcijuoju, tai ar aš su švariom rankom, ar su šitom pirštinėm vis tiek neimu kotleto, neimu tų daržovių saujom, o imu atitinkamai su žnyplėm, su samteliu ir dedu į lėkštes. Tai tiesioginio kontakto su maistu, kuomet jau jis yra paruoštas vartotojui, negali būti nei rankų to kontakto tiesioginio, nei pirštinėtų rankų, tik tai per stalo indus ir įrankius bendrojo naudojimo, kurie yra ne tik tai plaunami, bet ir dezinfekuojami. Tai jų, sakykime, ta paviršių švara yra jau mažiau kelianti abejonių negu šitos kiniškos pirštinės. Tai pabaigus darbą nusiplaunam rankas, kaip ir visuose bilietuose, ir jau lyg tai pasakiau viską. Tai dar, jei pridurt apie pirštinės, tai pirštinės turi būti imamos tik tai iš tos dėžutės, panaudotos turi būti iš karto išmetamos, negalima pirštinėtų rankų plauti. Tai nerekomenduojama toks pirštinių taupimas ir jeigu nors kažkiek pirštinė yra ar įplėšiama, ar kitaip pažeidžiama, jinai iš karto keičiama ir iš karto metama lauk. Tai, sakau, tvarumo požiūriu pirštinė asociuojasi su tais vienkartiniais maišeliais, kurie mūsų aplinkoje šimtus metų nesuyra su tais visais plastikais, nes čia irgi yra tas polimeras, kuris gamtai nėra labai draugiškas, švelniai tariant. Tai tiek būtų apie tą pietų stalo serviravimą 3-4 metų vaikams. Sėkmės!